Įkiškit modemą į USB lizdą. Pasirenkam lietuvių kalbą. Toliau sutinku diegti. Palaukim, kol instaliuoja. Darbalaukyje atsiras Globetrotter Connect programa, su kuria jungsimės prie interneto. Palaukime, kol sudiegiamas tvarkiklis. Galima perkrauti kompiuterį ir paleidžiu Globetrotter Connect programą. Dešinėje apačioje rodomas signalo lygis ir telieka įvesti APN adresą. Naudoju pildyti kortelę, tai APN adresas internet.tele2.lt. Įrašau APN adresą ir spaudžiu prisijungimo mygtuką. Va, rodo, kad prisijungta prie pildyk. Programoje galima nuimti varnelę, kad automatiškai nesijungtų modemas prie interneto. Atsijungti, spaudžiame atsijungti. Jeigu norit siųsti SMS žinutės, spaudžiame dešinį viršutinį juostui ir SMS centras. Viskas.